Šiandien laidoje pradedame reportažų ciklą iš susitikimo su Daugkartinių Tarybų Sąjungos ralio nugalėtojų, absoliučiu Europos turo čempionu, Akropolio ralio 6 vietos laimėtojų, 1000 ežerų ralio Suomijoje čempionu, žymiausių 20-ojo amžiaus Lietuvos automobilių sporto meistrų ir žinoma automobilių kolekcionieriumi Stasiu Brundza. Pirmajame susitikimo su Stasiu Brundza reportaže jums pristatysime sportininko ir verslininko kolekcionuojamų automobilių muziejų, pirmuosius ir išskirtiniausius eksponatus. Tačiau apie viską iš pradžių. Stasys Brundza užsiminė, kad automobiliais domėjosi jau nuo pat gimimo, o pirmojo savo kolekcijos eksponatų užsigeidė sulaukęs vos 20 metų. Plačiau apie pirmuosius kolekcionavimo žingsnius pasakoja Stasys Brundza. Idėja gimė šiek tiek vėliau negu aš gimiau, kad šiaip automobiliai susiminė, tai kartu turbūt jau su mano gimimu viskas susijęta su automobilizmu. O apie kolekcionavimą, ko gero, aš buvau irgi pakankamai jaunas, turbūt kokie 20 metų, kai aš pirmą kartą Kaune iš benzino kolonėlės pamačiau išvažiuojantį Chorchą. Karo metų, bet taip gana gražiai išlaikyta. Taip jis man patiko, kadangi tai iš tikrųjų neįprastas automobilis tarp tų Maskvičių, Pabėdų ir Volgų buvo tuo metu. Tai kažkokia buvo, reiškia, mano jau svajonė lyg ir, kad toks Chorchas, kaip būtų gražu. Toliau antras toks turbūt momentas buvo įdomus, kai turėjo, reiškia, jau studentas, buvo vyresnis už mane, tokia, tėvai draugavo, man, reiškia, mano sesučių lyg ir kavalierius. Reiškia, atvažiuodavo daugiau pas jas, aišku, ne pas mane. Ir jis atvažiuodavo su viliuku. Karo metų, reiškia, amerikonišku viliuku. Tai vėlgi kažkuria prasme man jis taip patiko ir irgi tapo vienai svajonė. Ir daro kažkur apie 70 metus mes čia su bendradarbiu jau, aš šiaip užsiminėjau, jau sportui, sakyti, galvojom, kaip čia tą nupirkti viliuką. Bet kadangi jisai buvo, galima nupirkti, bet kainavo 800 rublių, tai mums su draugu buvo per brangu. Žodžiu, taip ta svajonė liko neįgyvendinta. Na, bet vėliau vis tiek kažkiek jau pradėjom važinėti ir daugiau po užsienius, ir teko lankytis ir muziejuose, ir iš tikrųjų tas domėjimas augo. Ir 82 metais atsirado, žinodami draugai, kolegos, sportininkai, kad aš lyg ir domėjausi tais dalykais, man pasiūlė kaip tik Chorchą, sportininkas vienas iš Maskvos, ralistas irgi, jisai nupirko Volkolamską iš generolo kažkokio pensininko trofėjinį tą Chorchą. Ir jis jį ten biškį patvarkė, net ir važinėdavo. Ir įkalbėjo, ir aš 82 metais nupirkau tą Chorchą. Tada buvo baisiai dideli pinigai, 17 000 rublių. Iš tikrųjų, tai, kai skaitykit, nežinau, kiek čia, 3 žiguliai, turbūt 4. Tai ir aš pats su to Chorchu atvažiavau į Vilnių iš Maskvos. Tai buvo pirmas automobilis. Antras automobilis, po kurio laiko atsirado, man labai patiko Maskvoje, mačiau Maksakovą, tokią aktorį, ten Arbato rajone gyveno, vokietis jos buvo vyras ir su vokiškais numeriais buvo Pontiac, reiškia Firebird Transam, 77-78 metų. Taip jis man patiko. Dabar tarp kitko jis čia irgi stovi nelabai toli. Tai gavosi, kad aš vėl pradėjau ieškoti šito. To nepavyko, bet pavyko rasti Lincoln Continental Mark 4, kurio važinėjo Maskvoje milijardierius amerikiečių, buvo toksai Hammeris, jeigu žinot, Maskvoje tokį prekybos centrą didelį yra pastatęs, draugavo jis ten, dabar jam būtų jau turbūt virš 100 metų. Bet jis gyveno taip kažkur dar 90 metų interviu per televiziją mačiau, visai dar senuką šnekėjo protingai. Tai jis jau buvo tarnybinis automobilis, tas Lincoln Mark 4 su didžiuliu varikliu, 2 durų, tas Amerikos raumenis vadinamas kupė, kokių ir čia yra, kaip matot. Tai buvo antras automobilis, su kuriuo aš irgi pats atvažiavau iš Maskvos. Kažkaip po truputį, paskui, kada jau čia Lietuvoje žinojo, kad aš jau domėsiu tais dalykais, tai tiesiog būdavo ir ateidavo ir siūlydavo automobilius. Ir vienu metu buvau nupirkęs dėja, kaip pasakyti, automobilių, kuriuos reikia restauruoti. Tegu ten ir nelabai brangiai, bet pasirodo, kad restauruoti pas mus Lietuvoje iš tikrųjų sudėtinga, reikia labai daug laiko ir vėlgi labai daug pinigų, visą kitą. Tai
aš tuo metu dar buvau jaunesnis ir labiau optimistai, galvoju, kad mes čia juos atrestauruosim ir aš esu, turiu ir dabar apie 20 automobilių, kuriuos reikia restauruoti, bet man jau taip, aš jau mažai tikiu, kad man tai pavyks padaryti, jau geriau galbūt kas nors kiti padarys. Ir tada jau aš daugiau stengiausi, reiškia, kadangi mes buvom importuotojai Audi Volkswagen, reiškia 4 žiedų, tai Auto Unionas, jeigu žinot, buvo, DKV, Horchas, kas ten dar, Wanderer ir Audi buvo 4 firmas, tai 4 žiedai, ten 30 kažkuriais metais jie ten jau buvo susijungę. Tai kažkiek buvo orientuojamas į tą kryptį, kad kolekcionuot, bet paskui, kai pardėm verslą, tai vienu metu lyg ir net pasimečiau, kągi kolekcionuot. Bet aišku, labai įdomu buvo rusiški automobiliai, kadangi, mūsų vyresnės kartos jaunystė, galima sakyti, bet tai nereiškia, kad ir jauniems žmonėms ir dabar pasižiūrėti įdomu ir į tos Moskvičius senus, ir visą kitą, ir į Volgas, ir į Zimus, į Čaikas. Tai tai čia viena kryptis tokia nedidelė kolekcija susiformavo. Toliau antra kryptis vėlgi tokių nedidelių, galbūt ir atsiknai gavosi nedidelių karinių automobilių. Pirmas tai buvo Zaporožiečio bazėje plaukianti amfibija tokia, jūs gal žinot. Tai kaip prie jos, jau žiūrėk, jau atsirado ir Volkswagenas, reiškia, Kubelwagen vadinamas. Paskui jau vokiškas atsirado desantinis toks automobiliukas, kurį iš lėktuvo išmeta sulankstytą, reiškia, jis tam paskui išlanksta ir galima važiuoti. Dar ten DAFas 56 metų atsirado. Taip atsitiknai, kartais ką nors surandi, kartais kas nors pasiūlo. Tai tokios mini kolekcijos, jeigu galima sakyti, kelios buvo. Bet paskui atėjo man mintis, kad vis dėlto Lietuvoje tikrai mažai žinoma apie amerikietiškus automobilius, apie amerikiečių pramonę. Aš galvoju, nupirksiu kokius 4-5 automobilius, tokius galima sakyti kertinius. Ir reikėjo rinktis, kasgi yra vis dėlto, kas geriausiai atspindi pramonę. Kokius pirmuosius amerikietiškus automobilius savo kolekcijai rinkosi Stasys Brundza, kokių modelių ieškojo, kokius rado ir kiek teko pakloti už itin retus tų laikų automobilių kūrėjų šedevrus, išvysite jau kitoje Automoto laidoje.